Labas vakaras. Šiandien tęsim skaityti Patandželio Joga sutras. Ir pradžioje šiek tiek prisiminkim, visiems taip jaučiu vidum, kad reikia vis karts nuo karto pakartoti apie tai, kas tai yra. Tai Patandželio Joga sutros tai iš tikrųjų yra dvasinė psichologija. Adekvati dvasinė psichologija išbandyta praktikuojančių dvasinės praktikas žmonių, ateinančių tradiciją ateinant iš senų laikų. Patandželio Joga sutros buvo užrašytas. Iki tol jis buvo gyvai perdodamas ir Patandželis, išminčius Patandželis jas užrašė. Patandželio Joga sutros yra pamatinis ir ankstyviausias sistemingas jogos mokymo tekstas. Ir manoma, kad nors autoristė priskiriama išminčiui Patandželiui, istorinė asmenybė šitą iš tikrųjų nėra tiksliai žinoma, ar jį buvo realiai. Tai va, ir manoma, kad tekstas buvo suformuotas daugmaž ir susistemintas maždaug pirmas ketvirtas amžius tame tarpe po Kristaus. Tekstas sudaro maždaug 125 arba 126 trumpi tekstai, sutros, santraukos tokios, ir pati sutra susideda iš 4 skyrių. Pirmas skyrius, kurį dabar mes skaitom, yra Samadhipada. Skyrius vadinasi apie sutelktumą. Sekantis skyrius, kurį skaitysime, bus Sadhanapada, skyrius apie praktiką, po to trečias Vibhuti-pada, skyrius apie galias, ir ketvirtas Kaivalya-pada, skyrius apie išsilaisvinimą. Tai čia, o tie 4 skyriai, tai yra kas? Pirmame skyriuje yra realiai duodama visa kaip ir teorija. Teorija apie protą, apie visas sudedamasias dalis, kurias reikia žinoti, norint dirbti su savim. Antra dalis Sadhanapada apie tai, kaip reikia taikyti praktiškai visas tas žinias. Trečias Vibhuti-pada, tai yra apie galias, kurios atsiranda dirbant su savim. Tai yra, sakykime taip, ekstrasensorinės savybės, o lavinant giliau vis, tarkim, ten siddhos, galios atsiranda, siddhos, mistinės galios net. Ir ketvirtas skyrius Kaivalya-pada, tai išsivadavimas, išsilaisvinimas, kai protas yra nuskaistinamas. Tai va, ir Joga sutra yra skirta, šita informacija yra skirta jau žmonėms pažengusiems. Pažengusiems ne taip, kad aš save laikau pažengusiu. Tai yra realiai žmogus turi jau praktikuoti kokią nors jogos formą, ar hatha joga, ar bhakti joga, ar dhyana joga, dhyana meditacinė joga, ar džnana joga, ar karma joga. Tai yra arba kriya joga vadinama, reiškia. Tai yra, kad prieiti prie šitų žinių praktiškai, kad tai nebūtų vien teorija, žmogus turi jau būti praktikuojantis. Jeigu žmogus nėra subrendęs, sakykime, dvasiškai nėra subrendęs, jam šitų žinios tiesiog neatsivers. Čia tikėjimo kaip sakant, neužtenka. Aš atsimenu, prieš daug metų, kai man į rankas pateko Bhagavad Gita, aš skaičiau, aš nieko nesupratau ir ten komentarę perskaičiau, kad reikia patikėti. Ir aš sakau, okei, aš tikiu. Ir aš tikrųjų taip nuoširdžiai
patikėjau. Ir man pradėjo atsiverti, tarkim, Bhagavad Gita, tai buvo kažkur gal 90-ieji metai ar 89-ieji. Tai va, ir man pradėjo atsiverti ir man pradėjo dėliotis, labai patiko. Tai kaip stebuklas toks buvo. Tačiau joga sutros ant tikėjimo, pasitikėjimas, aišku, turi būti. Bet, tarkim, vien jeigu aklai, tarkim, žmogus tiki, jam neatsivers. Tai yra labai praktinė knyga, praktinė informacija. Šiek tiek dar apžvelkime pagrindinės filosofiją pagrindinę. Tai apie ką ateity kalbėsim. Visų jogos mokymo pamatas yra dualistinis, tai yra dvaita samprata, kuri išskiria du pradus. Tai yra purušia, regėtojas, tai yra grinoji sąmonė, nekintanti, tikroji savastis, asmuo arba siela. Jie apibūdinama kaip šviesa, sąmonės energija, čita, šakti, kuri pati savaime yra nekintanti ir nemateriali. Ir prakriti, tai yra regimybė. Tai yra visa materija, kuri nuolat kintanti. Svarbu pabrėžti, kad jogos filosofijai protas arba čita yra priskiriamas prakritiai, gamtai. Tai reiškia, kad protas, mintis ir emocijos yra materialūs, o ne dvasiniai reiškiniai. Dabar apie regėtojus. Regėtojas yra puruša. Tai lietuviškas žodis yra raganos, raganiai, ne, tai regėtojai. Tai reikia suprasti, kad tai, kas dabar yra, ką mes vadintų raganom, tai yra labai toli gražu nuo dvasinio kelio, taip. Nors kažkoks tai, tarkim, tos siddhi turi, taip, siddhi, arba tas pirminis riddhi vadinamas. Turi, ne, ten mato kažką, girdi daugiau raganos arba raganiai. Raganiai čia daugiau nuo regėti, žodis regėti. Čia mano tokios, pamastymai apie žodžio kilmę. Nes aš tai skaitau, kad yra lietuvių kalba labai senovinė, turi sąsajų ir su sanskritu. Tai vat. Taigi, toliau čita, sąmonė, protas susideda iš trijų dalių. Tai yra buddhi, intelektas, tai yra gebėjimas atpažinti, ahamkara, ašumas, ego ir manas, analitinis protas, kuris susijęs su juslėmis ir apdoroti juslinę informaciją. Tai 3 dalis žmogus sudeda. Ir ego ašumas yra jo. Ir pirmiausia, jau kalbame apie žmogaus, tarkim, kaip tą brandą, sakykime. Tai šitos 3 dalis, buddhi, ahamkara ir manas, turi būti išskaistinta. Išskaistintas ašumas, intelektas ir manas, protas, kuris su juslėmis susiję. Išskaistintas. Taigi, jogos tikslas yra apibrėžiamas pačioj pradžioje, antroji joga sutroje, taip skamba joga čita vritti niroda. Joga yra sąmonės virsmų modifikacija. Sąmonės virsmų modifikacija ir jų nurimdymas. Tai yra sąmonės virsmų modifikacijų nurimdymas. Procesas. Tai yra kaip proto virpesiai nuskaistėja. Tuomet, kaip teigia trečia suta, regėtojas arba puruša įsitvirtina savo prigimtinėme pavydale. Tada drishtuk svarupė vastkam. Apie tai mes kalbėjom praeitą kartą. Čia šiek tiek pakartoju. Ir problema, kodėl mes kenčiame, klešos. Yra klešos,
kodėl mes kenčiame. Ir dar viena sąlyga tokia yra, kad praktikuoti, suprasti, kam atsivers Patandželio Joga sutros, tai yra tam žmogui, kuris kenčia. Jeigu žmogus galvoja, kad jis nekenčia, uždaryti vartai yra. Bet kai žmogus suvokia kančią, tai yra subtilėje prigimti visos tos gamtos. Prasme, ir kad kančia nėra vien tik fizinis nepatogumas, žinai, bet kančia yra ir malonumas, kuris baigėsi. Tai yra ir psichologiniai dalykai. Ir netgi negebėjimas, sakykime, išsivaduoti, tai iš gimimo mirčių rato, tai irgi yra kentėjimas, nors ir, sakykime, puruša gali įsikūnyti aukščiausiose, tarkim, pasaulio lygmenyse, kur be galo subtilus pasauliai. Bet ir ten viskas baigėsi. Visi dievai turi įsikūnyti. Ir tas įsikūnimas, nors ir pati didžiausia palaima ir žinojimas, sakykime, palyginus visatos kūrinijos mastelės, taip. Bet jie visiems turi, jie sukasi visi gimimo mirčių rate ir kad ir patys aukščiausi dievai visi įsikūnė, kaip aš atsimenu, kai studijavau Vaišnavo filosofiją, pas juos yra viena silpna vieta, kur jie niekaip negali paaiškinti, kodėl sielos krenta į materialų pasaulį ir skaitusi, kad siela, žiūrėdama ten Krišnos žaidimus, pavydi. Ir aš tada klausiau, iš kur tas pavydas dvasiniam pasaulis randa. Ir negali atsakyti, ten nėra filosofija, negali atsakyti, ir jie tarpusai ten visokių teorijų prisigalvoja, kurie realiai, mano pastebėjimų, realiai vedomis net ir nesiremia, ten jie patys sukuria paaiškinimus. Tai va, tai viskas tvarko. Čia aš kalbu taip, todėl, kad aš labai giliai esu išstudijavęs Vaišnavo filosofiją. Iš tikrųjų labai giliai ir istoriją žinau. Tai va, tai ir iš ten krentama yra, ir iš dvasinio pasaulio yra krentama. Tai va, nors tai yra tas dvasinis pasaulis, jis realiai yra, ten jau nepavaldus, sakykim, to gimimo mirčių rato tėkmei, į kurią įsisuka, reiškia, sąlygotos sielos. Bet čia apie tai šiandien nekalbėkim, nes čia ne apie tai šiandien. Taigi, kokios yra klešos arba kilesa? Kilesa arba kleša tai yra tai, kas ta kančia, iš ko kančia yra sudėta, tai yra avidija. Tai yra nežinojimas arba neišmanimas, tai visų klešų šaknis, laukas. Tai yra ir neišmanimas pasireiškia tuo, kad laikinus dalykus laikome amžinais ir netyrus dalykus tyrais, kančia malonumu, dvasinių, reiškia, materialius dalykus, kurie yra trapus, byrus, laikini laikom amžinais, dievus, kurie mirtingi laikom nemirtingais, ir panašiai atsiranda avidija, neišmanimas, apie tai kalbėsim šiandien irgi, tai va, čia seka 5, man atrodo, 6 sutra. Tai va, šiek tiek nenoriu įsiplėsti, bet esmė tame, kad tai yra viso ko šaknis neišmanimas, tai yra po to sekantis iš neišmanimo kyla ašybė. Asmita arba egoizmas, tai ką galim pasakyti, ką galim pavadinti. Tai yra klaidingas susitapatinimas, kai regėtojas purašas susitapatina su regėjimo instrumentų protu. Tai va, tas susitapatinimas labai gilus yra. Jo pasakyti, aš ego nebuvimas, aš nesu be ego, tai va, kas tas aš, kas nėra be ego. Tai irgi sekantis yra raga, tai yra prieraišumas, noras patirti malonės patirtis, dveša, tai yra pasibjaurėjimas, neapykanta, noras išvengti nemalonumų, ir abhiniveša, tai yra prisirišimas prie gyvenimo. Tai kai žmogus sako, aš jaučiu, kad aš esu visada, tas aš esu, yra abhiniveša, tai yra jis susiformuoja iš labai subtilių procesų, pavadinkim taip,
iš labai subtilių procesų. Ir koks sprendimas, kurį duoda Patandželio joga sutra, tai duoda 8-lypį kelią, tai aštanga joga, tai yra būtent su tom klešom, kaip jas išgydyti, tai yra jama ir nijama, tai yra savitramda ir saviugda, po to asana, tai yra fizinio kūno sutvarkymas, paruošimas, kad fizinis kūnas būtų stiprus ir sveikata gera, po to pranajama, tai yra darbas su protu, nuo pranajamas prasideda, po to pratyadhara, juslio atitraukimas nuo juslio objektų, tai yra regėtojas prabunda, šito vietoje regėtojas prabunda, raganius prabunda, ragana prabunda pratyadharai ir dharana, tai yra tiesiog žiūrėjimas, matymas to, kas yra, dhyana meditacija, tai yra gilus matymas, suvokimas. Ir samadhi reiškia sugrįžimas į savo pirminę išsivadavimą samadhi, tai yra per gilę sutelkti, reiškia sąmonė pati susivokia, susilieja, sugrįžta į pirminį, sakykime, į savo ištakas. Taigi ir praktikuojant visas 8 jogos pakopas, palaipsniui yra valomas tos klešos, nuskaistėja mūsų protas, reiškia regėtojas prabunda puruša arba regėtojas ir reiškia atskiria save nuo prakritės ir galutinis jogos tikslas yra kaivalija, tai yra visiškas įsilaisvinimas, būtent sugrįžimas į savo namus, pilnai sugrįžimas į savo namus. Tai va, šiek tiek tokį įvadą visgi 16 minučių kalbėjau. Einam toliau ir šiandien pakalbėsim apie sekančius tekstus. Penktą tekstą ir 6. Tiksliau sutra 5 ir 6 sutra. Taigi, kokia tiesa eina? Tai reiškia, mes einam vis į, taip sakant, išplečiamą jogos temą. Pradžioje yra duodama, kas ta joga yra, ir po to, reiškia, plečiama. Reiškia, tarytum iš viršaus, iš pačios esmės eina į patį, kaip sakant, gelmę plečiam. Aš nežinau, ar galim sakyti taip, kad gelmė, bet, išplečiama tema yra, išvystoma. Vystoma tema. Taigi pasiekėme 5 sutrą, kuri yra loginis ankstesnių sutrų tęsinys ir atsiveria durys į detalesnę proto veiklos analizę. Jau mes žinome, kad joga yra proto svyravimo sutramdymas. 2 sutra. Po to trečia sutra yra, kad sutramdytas protas reiškia sugrįžimas į savo tikrąją prigimtį. 3 sutra. Alternatyva, jeigu nesugrįžus, reiškia regėtojas nesugrįžęs, sustapatinęs su prakriti, su gamta, regėtojas sustapatinęs su gamta, reiškia jis patiria kančią. Jis išgyvena tos sviravimus. 4 sutra. Ir tada natūraliai kyla klausimas, o kokiegi tai yra sviravimai, vriti arba sviravimai, bangavimai, neramumai, vritis. Ir ar jie visi vienodi. Ir 5 sutra būtent pradeda atsakyti į šį klausimą. Ir pateikia pirmą patį, sakykime, pagrindinį vričių klasifikaciją. Taigi, paskaitysiu 5 sutrą. Vrittajah, pančatajah, klištaha. Tai vat.
Ir čia dabar paskaitysiu vertimą. Tai yra sanskrito žodis, rusiškas, kadangi rusiškus šaltinius naudoju, tai vat paskaitysiu ir rusiškas, ir lietuviškas vertimas. Вритаях, rusiškai состояние modifikacijai ума, lietuviškai svyravimai modifikacijos, tai yra daugiskaita, nuo vrtihi daugiskaita. Toliau sekantis žodis pančataja, peti vidov, peti častnoje, lietuviškai penkialypiai, 5 rūšių. Klišta, rusiškas vertimas, bolezninaje, poražonaje, zagreznionaje, lietuviškas vertimas, skausmingi, paveikti, varginantis, užteršti. Aklištaha, neskausmingi, nepažeisti, skaidrus, rusiškai nebolezninaje, neporažonaje, čistąje. Švarus, taip. Ir dabar čia yra pas mane 4 vertimai. Tiesiog grubiai. 4 vertimai skirtingi, iš skirtingų tekstų. Tiesiog paimti 4 vertimai. Rusišką perskaitysiu, lietuvišką vertimą. Tai yra, čia pas mane yra 3 rusiški ir 1 lietuviškas. Tai mes žinom, kad yra Joga Sutra, Patanželio irgi išversta ir pakomentuota mokytojas Guru Maira. Aš jos nepažįstu, bet tiesiog, kadangi yra toks kūrinys, tai aš jį priimu irgi naudoju. Таigi, существует 5 видов состояния ума. Они бывают болезненными и неболезненными. Tai yra klasikinis Svamio Satinandos vertimas. Lietuviškai egzistuoja 5 rūšių proto būsenos ir jos būna skausmingos ir neskausmingos. Toliau Svami Vivekanandos. Видоизменений 5, они бывают страдательные и бесстрастные. Lietuviškai kitimų yra 5, jie būna keliantis kančią ir beaistriai, neskausmingi. Toliau dar vienas vertimas. Модификация ума бывает 5 типов, болезненные и безболезненные. Lietuviškai proto modifikacijos būna 5 tipos, skausmingos ir neskausmingos. Ir Guru Maira vertimas. Proto kaita yra 5-lypė, ji gali būti varginanti arba nevarginanti. Realiai kaip ir apie tą patį kalba. Ir kągi šitą sutrą kalba iš karto. Tai yra, jį kalba apie tai, kad visą proto veiklą galima suskirstyti 5 kategorijas, kurios vėliau 6 sutroje, kurią planuoju irgi perskaityti šiandien ir pakomentuoti, bus aptartos. Ir kiekviena iš šių 5 kategorijų gali pasireiškti 2 pavydalais. Tai yra klišta ir aklišta. Tai yra klišta tai, kas kelia kančią, ir tai, kas nekelia kančią. Aklišta. Žodis A reiškia ne. Tai vat kas čia šiuolaikinė ezoterika sako, ne žodelio pasąmonė nežino. O štai seniausia pasaulio kalboje žodis aklišta, tai tas pats kaip ne. Yra, ne, žodelis yra. Taip kad. Ok, einam toliau. Dabar Svamio Satinando Sarasvačio komentaro. Tiesiog pagal komentarą šiek tiek paskaitysiu, pakomentuosiu. Ir Svami Satinanda pabrėžė, kad ši sutra yra nepaprastai svarbi praktiškai. Ji mums sako, kad ne visos mintys yra mūsų priešai. Joga nėra aklas minčių naikinimas. Tai yra sąmoningas procesas, kurio metu mes mokomės atskirti, kurios proto veiklos mus įkalina, o kurios gali padėti išsivaduoti. Čia labai svarbu. Tai yra būtent sugebėjimas atskirti, kas mane įkalina, o kas mane išlaisvina.
kaip pavyzdys, koks čia gali būti pavyzdys. Nu gerai, einam toliau, nenoriu nukrypti. Toliau paaiškintamas. Toliau eina klištavritis, tai yra skausmingi svyravimai arba skausmo priežastis. Tai yra pasak Slamės Atenandos, klišta yra tie vritis, kurie užteršti būtent 5 klešų kančios priežasčių. Ir Patandželis būtent tas priežastis aprašo sekančiame skyriuje. Tai yra antroje samadhi sadhanapada. O jos yra tokios, apie kurias pradžioje kalbėjom. Tai yra avidija, neišmanimas, dvasinis aklumas, asmita, egoizmas, klaidingas sustapatinimas, raga, prisirišimas, troškimas, dveša, antipatija, atstumimas ir abhiniveša, gyvybės troškimas ir mirties baimė. Tai va, tas jausmas, kad žmogus, va, natūraliai, tarkim, mes bijom mirties ir norim gyventi. Tai va, čia va, tas abhiniveša yra jau pasiekmė. Jau giliau pasižiūrėsim, ten yra, reiškia, noras malonumo ir nenoras kančios. Ir žmogus gali susikurti savo psichikoje tokį gyvenimą, net su dvasinė praktika. Kaip tik vakar pas savo labai gerą pažįstamą pamačiau tokį tekstą, kur moteris protingai mokina kitus, kad vat, ribų nereikia ir panašiai, kad čia reikia priimti kančią ir nepykti, kai tave kažkas žemina. Ten tokių su dvasinė tokia pompastika kalba ir visiškai iškraipo, kaip sakyti, prasmę. Žmonės, kurie nesigaudo, jie susipainioja, jie viduje susikuria savo tokį pasaulį, ir kuriame realiai klausydami tokių paskaitų, sakykime, jie dabar kenčia ir jie negauna instrumentų, kaip iš to įsivaduoti. Jie kenčia ir galvoja, kad su dar didesnė kančia jie gali įsivaduoti ir pasijausti geriau. Bet yra kita pusė, kuri irgi labai, tarkim, matosi tarp šiuolaikinių žmonių, einančių savęs pažinimo keliu, tai yra pozityvistai, kurie neigia bet kokią savo šešėlį, neigia, viskas gerai, viskas pozityviai, aš esu meilė, aš esu ten šviesa, aš esu deivė, ten toks pabrėžtinas to pozityvumo, to šviesos pabrėžimas irgi ir tamsos neigimas irgi rodo tiesiog tas kančias skausmas nustumtas ir jis niekur nedingsta. Esmė tame, kad ir ta pozicija žmonės užstringa tame ir jie giliau nenueina, jie nesupranta, kad už to slypi būtent egoizmas. Ir kad vien pasakyti, kad ego nebuvimo, taip, kad aš čia nesu ego, paneigiu, atsisakau ego, su ego kariauja kaip su kažkokiu blogiu. Ego jau nėra blogis. Ego turi dar gilesnę priežastį. Šaknį tai yra neišmanimas, asmita. Asmita turi dar gilesnę priežastį avidiją. Tai yra neišmanimą, dvasinį, tą aklumą. Ir tu gali su ego kovoti kiek nori, pakol neišmanimas reiškia yra pas žmogų. Vat ir tas neišmanimas gali taip apsvaiginti žmogų, jis galvoja, kad jis ir nušvitęs, kad pasi ego jau nebėra. Kai jis jau nebe asmenybė yra, žinai, tokių prisigalvoja ir susikuria vidinę tam tikrą būseną, kuri yra žinoma, tai yra spiritual bypassing arba dvasinis pabėgimas nuo realybės. Tai yra žinomas efektas ir dažnai žmonės, kurie eina dvasiniam praktikom, praktiškai labai didelė dalim, tai yra
ne dvasinė praktika, o imitacinė dvasinio kelio, tam, kad pabėgti nuo kančios, pagerinti savo gyvenimą. Bet ir visiškai nepašalinamos yra gilesnės, sakykime, neprieinama prie gilesnių struktūrų, nes kai kurie užstringa ties kančia, net kai kurie iš viso paprasti žmonės jau užstringa, kad nori gyventi, nenori mirti. Arba bijo mirties, o kabinasi į gyvenimą. Tas kabinimas į gyvenimą, tai yra kaip toks dualumas gaunasi. Yra žmonės, kurie ties šitą vietą užstringa, šiek tiek giliau einantis gali užstringti ant atstumimo, ant negatyvumo, to tokio, apie kurį pasakojau. Kiti užstringa ant tokio pozityvumo, šviesos, pavyzdžiui, krikščionybė pati jos idėja. Nu, čia mano nuomonė yra tokia, kad, tarkim, yra velnias, kuris yra paneigiamas ir yra, reiškia, tie teisingieji. Ir tai va visada tas elitinis toks mąstymas, mes čia išskirtiniai, o visi kiti ten, tarkim, kito tikėjimo žmonės, jie tokie nepilni, kažkokie ten, panašiai. Tai yra toks, elitizmas kyla irgi iš to, tai yra būdas, taip, kaip sakant, geriau jausti saviapgaulę. Ir viso to esmė visur yra egoizmas, asmita. Ir, tai va, pakankamai taip panagrinėjom, ėjom toliau. Bet kuri mintis, jausmas ar suvokimas kylantis iš šių šaknų, apie kurias čia išvardėm, yra klišta. Pavyzdžiui, pavydo mintis kyla iš rago. Pavydas, taip? Troškimo, turėti tai, ką turi kiti. Tarkim, aš matau žmogų, kuris laimingas yra, taip. Ir jeigu aš esu nelaimingas, pas mane pavydas, gimsta pavydas ir aš, reiškia, pradedu pavydėti. Kodėl? Todėl, kad aš galvoju, kad aš to neturiu, o kažkas tai turi. Pavyzdžiui, dveša tai yra antipatija, tai yra nepasitenkinimas savo padėtim. Taip kyla. Toliau baimės kyla iš aphinivėša. Tai yra įsikabinimo į gyvenimą ir reiškia, kad suvokimas, kad visa tai laikina yra. Realiai tai yra akivaizdu, visi miršta, bet mes kažkodėl galvom, kad mes nemirsim. Tai yra apgaulė, tai yra saviapgaulė. Ir panašiai, šie vrytis tai yra stiprina ego ir kūrėsi karma. Karma tai irgi ne kažkoks primestas dalykas. Jeigu mes kalbam apie budizmą pasaulėžiūrą arba jogos, tarkim, pasaulėžiūrą, karma tai nėra kažkas kaip primesta. Jeigu, pavyzdžiui, jūs pasiklausysit kokio New Age, sakykime, tų adeptų pasakas, kad jie atmeta karmas, jie viską išmeta ir panašiai. O iš tikrųjų visas New Age'as beveik tai yra spiritual bypassing, tai yra vengimas, dvasinis vengimas. Ir karma kaip kažkokį tai atmeta, jie net nesupranta, kas tai yra, kad tai neprimesta yra. Kad tai yra, jeigu aš, pavyzdžiui, pajudinau ranką, kyla vėjas. Sakykime. Kodėl vėjas kyla? Todėl, kad yra oras. Ir panašiai, ir banga kyla, jo. Tai ta banga yra pasekmė tam tikrų veiksmų arba neveiksmų atlikta. Ir tai yra ne tai, kad kažkas primesta, tai yra pasekmė. Ir karma yra labai subtilus dėsnis. Tai yra kaip dėsnis, kaip yra gravitacija, traukos dėsnis yra. Ir galim sakyti, nėra traukos dėsnių, prisigalvoti visokių teorijų. O realiai mes ir vaikštam po žemę dėl to, kad yra traukos dėsnis. Kai aš paimu kokį daiktą, pakeliu ir paleidžiu, jis krenta žemyn. Todėl, kad yra traukos dėsnis. Lygiai taip pat ir karmos dėsnis tiesiog yra. Tačiau jis yra neteisingai suprantamas, kai žmonės apie karmą mokinasi iš kitų žmonių, kurie ne iki galo supratę, kas tai yra. Ir šiais laikais tai yra labai lengvai tai vyksta. Susiformuoja tokius dalykus ir susikuria savo kančią iš to. Jie susikuria į kančią, kurią pavadina karma. Tačiau tai yra nieko bendro apie tai, ką kalba joga ir ką kalba budizmas. Taigi,
aklišta vritis, tai yra neskausmingi svyravimai. Ir tai yra būsenos, kurios, sakykime, palaipsniui mes negalim iš karto šokti, paimti išmesti ego, paimti išmesti antipatiją, simpatiją, reiškia išmesti baimės, aš tave atėjau išjungiau, reiškia dar būna pardavinėja tos išjunginėjimus, reiškia žmogų įtikina, žiūrėk pas tave, ten tiek tų reptiloidų kažkokių prisijungia ir panašiai, aš dabar tavo atjungiu, nuo egregorų, nuo visko atjungiu ir panašiai. O dabar pabašliuok. O čia baisiausia karma yra. O šitokios praktikos yra pati baisiausia karma. Ir tai yra tie regėtojai, kurie pasiklydę savo iliuzijose. Raganiai. Tai Patandželis sako, skausmingas vritis galim gydyti su neskausmingom, skausmą pašalinančiam vritis. Jis nesiūlo iškart šokti kažkokią tuštumos būseną. Jis sako, aklišta yra tie vritis, kurie, nors yra proto veikla, nėra nuspalvinti klešų. Priešingai, jie yra nukreipti prieš klešas ir veda į aiškumą bei laisvę. Pavyzdžiui, atjautos mintis, meilės mintis, altruistinis mintis, gebėjimas atskirti tikrą nuo netikrą, viveka šakti, atsidavimas, pasitikėjimas teisingais dalykais, neprisirišimas. Tai yra tam tikra veikla, kuri irgi kažkuriame etape gali būti nebenaudojama, vienam etape padeda, kitam to nebereikia. Tai yra kaip priemonės, tam tikri įpročiai. Pavyzdžiui, įprotis medituoti. 1 valanda meditacijos, tai yra mes tik prisiliečiam prie dvasinių praktikų. Normaliai yra 3 valandas, sakykime, meditacijos praktikos. Tai yra, čia yra daugmaž normalus žmogus, sakykime, galima sakyti, eina tuo keliu. Tai ir jis ką naudoja? Jis naudoja technikas, jis pavyzdžiui, mantrą gali naudoti, jis gali kvėpamų praktikas naudoti. Tai yra būtent tos aklista instrumentai. Ir Swami Satyananda naudoja tokia klasikinė analogija, kad spiglį, kuris įlindo į koją, galima ištraukti su kitu spigliu. Tai spiglis, tai yra, kuris lindo į koją, aklišta vritis, ir mes paimam kitą spiglį, aklišta vritis, ir iškrapštome tą spiglį, kuris yra lindęs į koją. Skausmingas spiglis yra pašalintas ir tada mes išmetame abu spiglius. Lygiai taip pat mes naudojame teigiamas skaidrės mintis, kad neutralizuotume ir pašalintume negatyves, egoistinės mintis. Kad ir, pavyzdžiui, šita paskaita yra, ką aš čia pasakoju, ką dalinuosi su jumis, tai irgi yra, tarkim, informacija, kuri gali padėti jums susidėlioti ir pašalinti iš savęs kančią per suvokimą, per supratimą. Tačiau kabintis iš tą paskaitą, kad čia yra tokia paskaita, čia reikia studijuoti ir panašiai, tai gali tapti kažkokiame etape irgi kančios priežastim. Tai panašiai kaip žmonės įstoja kokią tai religiją ir tada jie pametę religijos esmę, jie pradeda prieš kitus iškėlę galvą žiūrėti ir atvertinėti savo tikėjimą. Šiandien, nežinau, prieš pat užsiėmimą man išmetė tokią reklamą, įsivaizduokit, dvasinę reklamą Facebook'e užsakytą, kur moteris kviečia važiuoti į Indiją, žmonės reklamuoja pas dievybę, kuri išpildo norus ir duoda pavyzdį, kaip viena moteris nuvažiavo, kuri negalėjo susitikti su vyru, neturėjo, nesisekdavo. Ji nuėjo pas tą dievybę, Indijai paprašė jos ir jei noras įsipildyti dabar, turi nuostabius santykius, ir tokiu būdu, padaryta reklamą. Tai labai savotiška yra. Savotiška reklama. Tai aš daugiau nekomentuosiu. Pamastykit patys apie
Taigi, dievybė išpildė norą. Ok, einam toliau. Taigi, kai skausmingas spyglys yra pašalintas, mes abu spyglius išmetam. Jeigu mes neišmesim, tos spyglys tampa irgi klišta. Bet kuri praktika, mantra, ten joga, įsikibimas į egregorą, statusą ir panašiai, tai gali tapti tai, kas padėjo viename etape, kitame etape gali tapti kančios priežastim. Tai va, tai ir galiausiai pasiekus aukščiausią samadį būsena nurimsta ir aklišta vrytis ir atsiveria kelias tyrai sąmonė tėkmei. Čia dabar paskaitysiu kitų mokytojų komentarus, tai yra Swami Vivekanandos, Guru Mairam ir Iyengar. Swamis Vivekananda komentuoja. Swamis Vivekananda šią dvejopą prigimtį per proto srautų pavyzdį aiškina. Jis sako, kad protas gali tekėti dviem kryptim – link pasaulio, objektų ir prisirišimo, tai klišta kelias, arba link išsivadavimo, vidinės ramybės arba savęs pažinimo, tai yra aklišta kelias. Jogos praktika yra sąmoningas pastangų dėjimas siekiant pakeisti proto tėkmės kryptį nuo išorės į vidų. Jis pabrėžia, kad net meilė ir atjauta, jei jos yra susijusios su savanaudišku prisirišimu, gali tapti klišta. Tai besąlygiška universali meilė yra aklišta. Tai, tarkim, vaišnavai ten Krišna, ne? Krišna meilė. Bhakti. Tai yra bhakti, tai yra aklišta. Tačiau jeigu tampa sektantai, tai ta meilė tampa klišta. Dar didesnis kančios žmonės su religija, su tikėjimu, susikuria savo dar didesnę kančią, negu turėjo. Arba būna tas spiritual bypassing vadinamas, saviapgaulė. Tai va ir viskas, pasibaigė kelias. Toliau Guru Mairam komentaras irgi. Jį komentaruose akcentuoja būtinybę ugdyti sąmoningumą, kad atpažintume, kokio tipo vrytis kyla mūsų prote konkrečių momentų. Jis sako, kad be šio atskirimo jokia dvasinė praktika neįmanoma. Tai yra pirmas žingsnis. Kai kyla mintis, mes turime savęs paklausti, ar ši mintis veda mane į ramybę ir aiškumą, ar į nerimą ir sumaištį. Ar jį kyla iš meilės, ar iš baimės. Šis nuolatinis savęs stebėjimas yra praktinė sadhana, dvasinė praktika, kuri pamažu išvalo proto nuo klišta elementų. Labai geras pavyzdys, nuostabus komentaras. Šiaip tai, aišku, šiek tiek noriu keletą žodžių apie tą ramybę ir aiškumą. Jeigu žmogus, kodėl Patandželio joga yra skirta žmonėms, kurie jau yra, turi patirties. Jeigu dabar, pavyzdžiui, mes paimsim Guru Mairam, tarkim, šitą, kad kur meilė yra, reiškia ten einu, o kur meilės nėra, aš neinu. Tai yra klišta. Iš tikrųjų, jeigu žmogus yra, tarkim, turi psichinių traumų, iš vaikystės traumų kažkokių, su pažeista, sakykime, vidinė struktūra, stipriai sukrėsta, iškreipta tėkme, psichikos. Tai jis gali, pavyzdžiui, dvasinį apibėgimą, tą vengimą, palaikyti, kad tai yra meilė. Tai yra tam tikra komforto zona, vidinė komforto zona, kai žmogus nenori pamatyti kitos pusės. Šito nereikia maišyti. Tai sakykime, kas eina jogos keliu, jis jau aiškiai žino, kas yra spiritual bypassing. Tai yra dvasinis pabėgimas, vengimas. Jis pripažįsta šešėlį. Jis nebijo susiliesti su šešėliu. Suvokia, kad yra šešėlis. Kiekviena veikla turi savo šešėlį. Netgi šitą paskaitą, kodėl aš ją skaitau, ji irgi turi savo šešėlį. Ir aš jį aiškiai, kaip matau ir suprantu.
yra tam tikras šešėlis. Pakol aš nenušvitęs, nesusivokęs taip iki galo, yra šešėlis. Ir tą šešėlį reikia suvokti. Taip aš sakyčiau. Dabar, reiškia, tas dvasinė ramybė ir aiškumas, tai yra, sakykime, būtent kylantis iš vidinės gelmės, o ne iš vengimo. Taip. Tai yra kaip, reiškia, žmogus, kuris komforto zonoje tupi kažkokioj ir iš komforto zonos išeina, jis irgi blogai jaučiasi. Tai būna, kad prisiriša prie gūrų, prie agregorų, grupių ir ten kaip komforto zonai. Ir kaip aš pastebiu, aš jau senai tą pastebiu, žmonės, kurie grupiškai susėję ten praktikuoja tą, nesvarbu kokią, ar jogą, ar kokį pozityvų mąstymą, ar kokius ten paleidimus, ar nežinau ką, rebuffing, ką nori. Jie suvienodėja, jie netenka savo individualybės. Suprantate, tokie panašus pasidaro, jie nebeturi unikalumo kažkokio tai savo šarmo. Jie visi tokie pozityviai, net vienodai juokiasi, vienodai mėgsta kažką, vienodai nemėgsta. Dažniausiai kažkoks autoritetas yra, nuo to autoriteto viskas žemyn eina. Jie tokie supanašėję visi. Tai jeigu jau tokia grupė, aš tokius žmonės atskiriu net internete, pavyzdžiui, čia atsiuntė irgi išmetė YouTube'as tokie dainininkai, žinai, aš ten vieną žiūriu, kitas sakau, šitas kažkur tai tikriausiai jau yra, nes nuo jo eina, kad žmogus atitolęs nuo savo esmės, praktikuodamas, matomai, ar maldas, ar ten, nežinau, ritualus, ką jis ten daro. Paskui aš tiesiog pasidomėjau ir iš tikrųjų, jo, jis priklauso tam tikrai dvasiniai bendruomeniai, bet nuo jo ir eina tokia, saviapgaulės tas toks. Tai tu tą jauti tos dalykus, bet aš kalbu abstrakčiai dabar. Tiesiog ir tą, ką aš kalbu, žino tie žmonės, kurie irgi praktikuoja rimtai. Tai va, ir tą pažįsta, nes aš pats irgi tą išgyvenęs esu, tos būsenas tokias, kai tu būni kažkokie bendruomeniai, tave jį verčia suvienodėti. Yra taisyklės, pagal kurias turi gyventi, jeigu negyveni, tu ten gaunasi kaip atstumimo baimė, trauma, irgi trauma, atstumimo. Ši psichologija yra, pastebėjau, tos praktikos, kurios yra iškreiptos, sakykime, dvasinės, ezoterinės, New Age, tos visos, kaip sakant, yra ir gerų dalykų, aišku, negaunu rašyti visko, bet labai nemėgstu psichologijos. Tai man vienas iš požymių yra, kad čia yra kažkas, nes jie nemėgsta psichologijos. O psichologija apie ką kalba? Kad lėtai viskas vyksta, lėtai. Pakankamai lėtas darbas su savim. Taip ir kad etika yra ir panašiai, ir ten negali būti ant finansų pastatyta, nors šiais laikais populiarūs psichologai yra, kurie save taip išpopuliarina, kad jie ten tampa tie vadinamai info čigonai. Tai va, gerai. Einam toliau. Yra pamokanti, dar Ajangaro komentaras savo veikaluose taip pat naudoja klasifikaciją, apie kurią kalbėjom. Jis pabrėžė, kad net atliekant asaną, ketinimas gali būti klišta arba aklišta. Jeigu asana, tai yra jogos pratimai, atliekami iš puikybės, noro pasirodyti, konkurencijos, tai yra klišta. Jos stiprina ego ir gali net pakenkti. Į tą patį asaną atliekama su nuolankumu, atidumu, pagarba savo kūnui ir ji gali būti atliekama kaip meditacijos forma, tai taps aklišta. Ji tampa įrankiu vedančiu į proto ramybę ir savęs pažinimą. Tai va. O ego dirba, kai mes, tarkim, salėje asanas atlikinėjom, mes žiūrim, kaip kas daro, mes save lyginam ir panašiai. Čia visa yra klišta, kančia. Mes turim iš to išsivaduoti.
Taip, dirbti su savim. Taip paimsiu, neišsivaduosiu, tai reikia atpažinti, čia reikia vidinį darbą padaryti. Taip. Ir iliustracijai šitos, sakykime, sutros, iliustracijai dar kartą perskaitysiu tą sutrą. Vritajah pančatajah klištaha. Svyravimo modifikacijos penkialypiai skausmingi, neskausmingi. Taip verčiasi. Arba kaip būrumai ram. Tai yra proto kaita yra penkialypė. Ji gali būti varginanti arba nevarginanti. Jo. Sukelianti kančią arba nesukelianti. Ir dabar pamokant istoriją yra apie du vilkus. Taip. Tai yra senovės indėnų Čerokiai tokie buvo. Legenda, kuri tobulai iliustruoja klištą yra klištą vritis prigimti. Vieną vakarą senas indėnas anūkui pasakoja apie kovą, kuri vyksta kiekvieno žmogaus viduje. Jis sako, mano viduje kaunasi du vilkai. Vienas yra piktas vilkas, jis tai pyktis, pavydas, gailestis savo, godumas, arogancija, puikybė, apmaudas, melas ir ego. Tai yra klišta vilkas. Kitas yra geras vilkas, jis džiaugsmingas, ramus, ramybė, meilė, viltis, nuolankumas, gerumas, empatija, dosnumas, tiesa, atjauta. Tai yra aklista vilkas. Anūkas akimirką susimastė ir paklausė senelio, o kuris vilkas laimi? Ir senolis ramiai atsakė, tas, kurį tu maitini. Tai va, ši istorija yra būtent 5 jogos sutros esmė. Mes visi turime savyje abu vilkus, polinkį tiek į skausmingus, tiek į neskausmingus proto būsenas. Mūsų dvasinė praktika ir sąmoningi kasdieniai pasirinkimai nulėmė, kuri iš jų mes maitinsime savo dėmesio ir energiją. Joga yra menas sistemingai marinti badu klištą vilką ir stiprinti aklistą vilką, kol šis taps toks stiprus, kad piktasis vilkas nebeturės jokios galios. Ir galiausiai peržengus dualumą nebelieka nei vilkų, nei kovos. Yra tik tai yra ramybė ir aiškumas. Apibendrinant 5 sutra yra be galo optimistiška ir įgalinanti. Ji mus sako, kad mes nesame savo negatyvių minčių įkaitai, mes turime galę pasirinkti. Ji duoda mums įrankį atskirimą ir kryptį, silpninti tai, kas mūsų skaudina ir įkalina, ir stiprinti tai, kas veda į laisvę ir aiškumą. Tai yra būtent praktinės psichologijos ir dvasinės transformacijos pagrindas. Nu ir dar šiandien noriu paimti būtent 6 sutrą. Šeštoji sutra. Pramana viparjaja vikalpa nidra smritaja. Pramana. Teisingas pažinimas. Viparjaja. Klaidingas supratimas, vikalpa, vaizduoti fantaziją, nidra, gilus miegas be sapnų, tuštumos būsena, smritaja, atmintis. Vertimas jie yra 5. Teisingas pažinimas, klaidingas supratimas, vaizduoti miegas, atmintis. Na ir taip toliau. Taigi šis sutra yra išvardyjamas Patandželis išvardina 5 proto veiklos kategorijas, kurias detaliai paaiškins sekančiose sutrose. Tai yra nuo 7 iki 11 bus aiškinama. Tai šiandien šiek tiek toks įvadas gaunasi. Aš tiesiog perskaitysiu, ką čia pasirašęs ir kai kur pakomentuosiu. Taigi tai yra 5 sutros tęsinys, kuris suklasifikuoja vritis į klištą ir aklištą. Taip, 5 sutra. Klišta, kuri mintis, kurios kelia kančią, yra klišta, mintis, kurios išlaisvina, išgydo. Ir Patandželis dabar duoda mums
būtent kad jeigu norim savo protą sutramdyti, savo chaosą, taip, pirmiausia, turime išmokti atpažinti būtent skirtingas būsenas proto. Ir būtent čia sąrašas, kurį mes čia skaitėm, yra praktinis ir medituojantis jogas, kuris stebi savo protą. Jis išmoksta klasifikuoti būtent reiškinius prote kylančius. Va, čia atmintis, smriti, o dabar fantazijas, vikalpa. O šitas sprendimas priimtas klaidingų supratimų, viparjaja. O atpažinimas jau pats savaime yra didelis žingsnis link nesitapatinimo, vriti sarupjam išvengimo, atsitapatinimas. Swami Satyanandos perspektyva. Čia Swami Satyananda komentaruose pabrėžia du dalykus. Šis sąrašas yra išsamus Patandželio teigimu, bet kokia įmanoma proto veikla, bet koks mentalinis įvykis gali būti priskirtas viena iš šių 5 kategorijų. Tai yra baigtinė proto operacijų sistema. Kiekvienas iš 5 vritis gali būti klišta, skausmingas arba aklišta, neskausmingas, gydantis. Tai yra svarbiausia įžvalga, jungianti šią sutrą su ankstesne. Nu ir dabar visas tas būsenas, proto būsenas, šiek tiek pakomentuosim, kaip yra kančią kelianti, pavyzdžiui, teisingas pažinimas, kuris kelia kančią, ir teisingas pramana, teisingas pažinimas, ir pramana, kuri nekelia kančios. Taigi, pramana, kuri nekelia kančios, kai mes teisingai suvokiame dvasinę tiesą, pavyzdžiui, skaitome šventraštį ir aiškiai suprantame jo prasme, kai teisingai atpažįstame ydingą kažkokį įprotį savo. Tai yra naudingas gebėjimas vedantis į laisvę. Tai čia irgi atskirti paskaitos įvairios. Pavyzdžiui, klausot paskaitos kažkokios. YouTube yra sočiai. Ir lietuvių kalba, ir rusų, anglų, vokiečių, kokią nori. Hindi, kokią nori kalba. Jeigu tik moki arba gebi išsiversti, gali ką nori klausytis, pasirinkimas didžiulis. Tačiau vienos, tarkim, paskaitos gali jums suvelti, nors jūs taip negalvosit, jums bus įdomu ir panašiai, kažkas atlieps, kažkur chaosas. Jūs turėsite tikėti tuo mokytoju, ant tikėjimo viskas prasidės. Jūs, kaip sakant, kuo toliau, iš pradžių gali būti labai įdomu, po to jūs jaučiate, kad jūs tai vargina ir viskas sustoja. Ne? Ir pramana, teisingas pažinimas, klišta, kuris reiškia, kyla iš godumo klešą ir kūrė negatyvę karmą. Pavyzdžiui, paskaitos, kurios, kaip prieš tai reklama buvo, reiškia, kviečia žmonės, pasakoja apie stebuklingą dievybę, kuri išpildo norus, tai galimai prisitrauks žmonės, kurie tikėsis to noro išpildymą, o tikslas koks yra tos reklamos, ji buvo užmokėta, ir ta kelionė brangiai kainuoja. Tai yra nepigi kelionė. Tai tokiu būdu yra panaudojama, reiškia, kažkokia istorija, kažkokia legenda, mitas, į kurį vieni tiki, kiti netiki, tai turi tokią teisę. Tačiau tam, kad pritraukti klientus. Tai dažnai, tarkim, marketingas, kuris vyksta ezoterinis, pavyzdžiui, reklamos, kur uždedamas, reklamuojasi, kviečiasi per žurnalus ir panašiai. Žmonės siūlo stebuklus. Tai yra klišta. Tai yra kančia keliantis. Ir
taip yra. Arba pavyzdžiui, čia irgi kalbėjom ir su Neriuku irgi apie akmenis, kai yra apie akmenis, atrandami nauji akmenis. Nu, realiai tie akmenis nenauji yra. Tačiau verslininkai, sakykime, ezoterikai, jie įduoda tiems akmenims pavadinimus, sukuria, kad tai yra kažkokios tai vibracijos ir panašiai, ir ypatingi akmenys, čia kyla vibracijos. Ir žmonės, jie galvoja, kad jie nusipirkę tą akmenį, kristalą, jie sumažins savo kančią, o iš tikrųjų jie tik sumažina savo piniginę. Ir viskas. Tai yra, kaip ir, bet jeigu kai kam tai yra dvasinis kelias, tai taip, tai yra kažkokios pastangos. Kažkada žmogus įgaus patirties, supras, kad visai tai ne ten, kur vedu. Kai kam ir to ir užtenka, susikuria savo tokie irgi biznį, pasižiūri, kaip tai daro biznį ir patys irgi nueina kursus, čia kiekvieną kartą sertifikatai visokie, ten kosminė energija gydo žmonės ten. Tai dabar kviečia visus išgydys gydytojai. Tai kodėl tą daro? Todėl, kad nori, investavo, nori dabar išmokti, reiškia, išspręsti taip kitų žmonių problemą su dvasiniu gydymu. Tai va. Nu čia tokių pamastymų. Šitom temom niekas nekalba. Todėl, kad nepatogi tema yra. Tai va, ir čia yra bendrinis, čia gali būti ir budizme tokie, kur pardavinėjamos mantros, arba ten kviečia per internetą, čia gausi tokią iniciaciją ir panašiai. Ir tu praeini, paskui žiūri, aukų prašo, tau kaltės jausmas toks kyla, žinai, tu, toks kažkoks toks, per internetą, Tai va. Tokie visokių pamastymų. Ir gali būti ir teisingi dalykai, žinai. Bet gali būti tokie, kur užslėpta, kur tiesiog nori pasipelnyti, nori iš to, bet su gražiais dvasiniais žodžiais. Tai pramana čia yra. Toliau sekantis viparjaja, klaidingas supratimas. Tai yra, dažniausiai tai yra klišta vritis, klaidingas supratimas, nes klaidos ir iliuzijos veda į kančią. Pavyzdžiui, patamsy žmogus pamato virvę ir galvoja, kad tai yra gyvatė ir jis įsigąsta. Tai Arba, pavyzdžiui, čia viparjaja. Klaidingas supratimas yra, kad mintimis aš galiu veikti realybę. Tas vadinamas magiškas mąstymas, psichologijai. Toks terminas yra magiškas mąstymas. Tai irgi tai yra, ant to pastatyta daug yra ezoterikos, sakykime, irgi ant magiško mąstymo, kuris kai žmonės aplink save sukuria, patys patiki legendas, arba kad veikia jie kažkaip tai gamtoje, panašiai, jie visą tą jų protas mato. Jau čia aš pats tokias būsenas stebiu irgi. Kaip protas nori, reiškia, jeigu gamtoje kažkur kažką ženklai visokie prasideda ir panašiai. Iš kitos pusės gali ir būti ir ženklai. Tačiau, kai tame dalyvauja ego, tu galvoji, koks aš esu, arba mes kažką ypatingo čia darom, dabar matai, net gamta vibruoja, ir paukštis praskrido, ir vaivorykštė, ir ten mes čia tokį čia valymą darom, mes čia wow. Tai yra būtent viparjaja, klaidingas supratimas, ir žmonės mes paklystam tame. Ir dabar ar gali būti viparjaja aklišta? Ir iš tikrųjų pradinėse etapuose, kai kurie komentatoriai teigia, kad pradinėse dvasinėse praktikos stadijose gali būti tam tikros naudingos iliuzijos. Pavyzdžiui, dievybės įvairios. Dievybės, kad jos turi kažkokią tai konkrečią formą, nors iš tikrųjų dievybės yra, nėra formų, tokių kaip žmonės. Tai
pradedantiesiems duodamos dievybės, o realiai, arba apie Budą. Nu, Buda senovėje, tarkim, iki graikams ateinant į Indiją, Buda nebūdavo vaizduojamas, tai būdavo sostas, tuščias sostas, padėtas, nu, pabudus išėjimo, Budos skulptūros juk niekas nedarė. Skulptūras atnešė graikai. Tai vat, ir pačios pirmas Budos skulptūros buvo Graikijoje. Taigi. Ir eilę 100 metų Graikijoje buvo budizmas, graikiškas budizmas, taigi anksčiau negu krikščionybė. Tai va tai, ar paraleliškai gal net. Po to krikščionybė išstūmė graikišką budizmą. Taip kad gali būti irgi, tarkim, dievybės ir panašiai, bet esmė tame, kad sekantis žingsnis supratimas, kad tai yra net ne forma, dievybės neturi formos tokios, kaip mes įsivaizduojam. Tai čia irgi aklišta viparjaja, tai yra, toks vat. Toliau vikalpa vaizduotė arba koncepcija. Klišta kelianti kančią, tai yra, kai mes vaizduotėje kūrėme negatyves ateities scenarius. Kai mes kankiname savo mintimis, o jeigu bus tas ir anas. Arba žmogus įžeidinėja mintise kitą žmogų, apkalbinėja, kažką apie jį blogai galvoja. Arba, pavyzdžiui, klišta gali būti, jūs pas kokį tai astrologą ateinat ir jis jums pasako, o dabar ateina Saturnas ant tavo mėnulio, o dabar tau bus, o Uranas, reiškia, dabar tavo Saulė ten kvadratą daro, reiškia, tai dabar žmogus, reiškia, pradeda kankintis ant lygios vietos, reiškia, gavęs tokią informaciją. Todėl astrologai, visi tarologai, visi būrėjai ir panašiai, jie turi žinoti Joga Sutrą Patanželio, kad nesukurti žmogui, reiškia, kančios, kurios galėjo ir nebūti. Tai vat ir yra sakoma, ir Agni jogoje yra sakoma, kad geriau žmogui mažiau pasakyti negu per daug. Reikia labai įvertinti, kaip reikia žmogui sakyti, kad nesukurti jam vaizduotėje tokių dalykų, kurių galėjo nebūti. Arba, pavyzdžiui, yra irgi per tai veikia magijos, didelė dalis kaimiškosios magijos, buitinis magijos, sakykime, kur, reiškia, nieks tavęs neprašė, bet tave pradeda diagnozuoti, o tavo čakro yra ten ir tas, ir žmonės, reiškia, jie patiki ir po to, reiškia, moka pinigus, kad nuimtų, reiškia, tą kažkokį ten lervą, kažkokią, arba kaip biznį daro, reiškia, vienas virgulį matuoja, o kitas fotografuoja, reiškia. Reiškia, nufotografuoja aurą, sako, va čia pas tave yra iškrypęs, ten aura, ten čakros iš šonus išvaikščiusios, nueik į kitą kambarį, reiškia, ten dirba su virguliam, reiškia, ten atstato čakras. Ir bizniukas sukasi, kaip sensas, taip 50 eurų, žinai, o žmonės, reiškia, įtikinti eilėje stovi, žinai, o ką daryti su tokia informacija? Kad tokią informaciją suvirškinti, reikia suprasti, kad tave apgaudinėja, o ne visi nori. Visi galvoja, kad aurą nufotografavo, iš tikrųjų ten kompas sukūrė, žinai. Tai va. Tačiau iš kitos pusės vaizduotė gali būti naudojama, pavyzdžiui, vizualizacijos meditacija, kai mes, pavyzdžiui, šviesą įsivaizduojame, kai meta siunčiame taiką visiems, linkime, įsivaizduojame, kaip visos gyvos būtybės tampa laimingos, sveikos, tarkim. Tai reiki seansus, kai darom, irgi galima vizualizaciją, matyti šviesą, energiją kažkokią. Tai va. Arba, pavyzdžiui, architektas vaizduotė gali sugalvoti, kaip gali pastatas atrodyti, po to visą tai materializuoja. Mokslininkas gali sukurti kažkokį atradimą, pradžiai protę suformuoja, po to visą tai ant popieriaus
Tai yra kaip gali būti vaizduoti naudojama kaip kūrybinis instrumentas savęs pažinime, darbui su savim. Tai va. Toliau nidra, gilus miegas. Klišta, kančią sukeliantis gilus miegas. Tai yra iš tingumo, iš vangumo tamas gūna, kai žmogus nori pabėgti nuo problemų, kai miegas yra sunkus, neramus ir kai mes jaučiamės pavargę po miego. Ir aklišta, kai miegas yra natūralus, gilus, ramus, atstatantis jėgas, leidžia kūnui ir protui pailsėti. Tai va toks miegas būtinas sveikai praktikai. Tai dvasinė praktika užsiimantis žmogus gali, reiškia, tokį miegą turėti. Jeigu tokio miego nėra, tai, sakykime, karma pasireiškia ten. Negali užmigti žmogus, reikia išmokti pailsėti, atrasti priežastis, pašalinti priežastis, kodėl negali pailsėti. Ir atmintis yra smirti. Kančią kelianti atmintis, tai klišta, kai žmogus nori galvoti apie nuoskaudas, apie traumas, apie pralaimėjimus, aš nevykėlis, ten mama pasakė, tėtis pasakė, vaikystės traumas, paauglystės traumas, seksualinės traumas ir nesėkmės įvairios. Žmogus visą tą kolekcionuoja ir tiesiog tai kančia. Ir atmintis gali būti aklišta, tai yra išvaduojanti. Kai mes prisimename kažkokius gerus patarimus, kurie įkvepiančią citatą iš šventraščio, arba prisiminimas, tarkim, kažkokių savo gerų patirčių, kurios atstato jėgas. Ir būtent iš atminties mes galim gauti ir įkvėpimą, ir galim gauti energijos, stiprybės. Tai vat, Svamis Vivekananda kaip komentuoja šitą visą sąrašą, kurį dabar aptariam. Jis komentuoja, tai yra proto bangų klasifikacija. Jis pabrėžia, kad jogos tikslas yra nuraminti visas bangas, net ir teisingas pažinimas pramana yra banga, net ir maloni atmintis smrti yra banga. Norint pamatyti ežero dugną, tikrąjį aš, purušą, vanduo turi tapti visiškai lygus. Ir šis sąrašas turi būti, tai yra būdas suprasti, su kuo mes dirbame. Šiaip realiai dirbame su visom vriti. Ir su klišta, kančią keliančiom, ir su aklišta. Tik tai klišta, kančią keliančias mes gydomės su aklišta. Tarkim, jeigu negatyvios mintis apie žmogų eina, mes pabandom jame paieškoti kažką tai gerą, šviesaus. Arba dar geriau išplečiam suvokimą, suprantam tą žmogų. Yra įvairūs būdai, kaip transformuoti tą klištą. Guru Mairam siūlo, jį moko savo mokinius atpažinti šias proto būsenas kasdienime gyvenime ir praktikos metu. Pavyzdžiui, kai sėdime meditacijos, taiga iškyla prisiminimas apie vakarienę. Mokinys gali tiesiog viduje pažymėti. Čia prisiminimas. Ir grįžti prie koncentracijos objekto. Ir nevystant prisiminimo turinio. Tai ugdo gebėjimą atsitraukti nuo proto turinio ir stebėti iš šalies. Tokiu būdu stiprinam vriti sarupjam. Grįžimą į esmės bangą. Ne? Ant kitos bangos užsėdam. Ne? Tai pasirenkom, kokią bangą aš čia plauksiu. Vat ir pamokant istoriją pabaigai, kuri iliustruoja šitą sutrą, kaip šie 5 vritis veikia kartu, įsivaizduokime tokią istoriją. Taip? Čia panaudosime savo vaizduotę, vikalpą. Taip? Vienas keliautojas vėlų vakarą eina per mišką. Jis mato prieš save takelį ir supranta, kad jo eidamas išeis iš miško. Tai yra pramana, teisingas patirtimi paremtas suvokimas. Staiga prieblandoje jis pamato ant takelio sustingusi juodą daiktą.
Jo protas akimirksniu nusprendžia, tai gyvatė. Ir jį apima baimė. Iš tiesų tai tik sena pajuodusi medžio šaknis. Tai yra viparjaja, klaidingas supratimas arba iliuzija. Apimtas baimės keliautojas pradeda kurti istorijas. Jis įsivaizduoja, kad tai ne paprasta gyvatė, o mitologinis miško slybinas, apie kurį jam pasakoja senelė. Ir kad tas slybinas saugo praėjimą. Šis slybinas iš tikrųjų neegzistuoja, jis yra tik žodžių ir baimės konstruktas. Tai yra vikalpa, vaizduotė, verbalinė iliuzija. Negatyvi. Negatyviai. Kiek yra tokių mitų prigalvota aplink piliakalnius, aplink, reiškia, tas šventvietės įvairiausias sugalvoja, ten išsigando, papasakoja, kitas perpasakoja ir gaunasi tokios legendos, kurios, tyrinėja, po to įdomu, legendom apipinta. Tačiau kaip tai yra susijęs su savęs pažinimu ir nušviesėjimu, turbūt niekaip. Toliau, iš patirto siaubio ir nuovargio keliautojas akimirkai praranda sąmonę, parkrinta ir trumpam atsijungia. Toje būsenoje jis nieko nesuvokia, nėra nei minčių, nei vaizdų, tik tuštuma. Tai yra nidra, tai yra būsena be objektų, analogiška giliam miegui. Atsigavęs, atsipeikęs, jis atsistoja. Šaknis tebeguli ant kelio, bet dabar jį užplūsta prisiminimas apie ką tik patirtą siaubą. Jo širdis vis dar daužosi, o kūnas dreba. Jis prisimena ne tik gyvatę, kuri buvo iliuzija, bet ir realią baimės patirtį. Tai yra smirti, atmintis. Tai va, tai čia tokia iliustracija. Ši trumpa seka parodo, kaip dinamiškai šie 5 proto svyravimai gali keisti vienas kitą, kurdami mūsų subjektyvią realybę. Jogos tikslas išmokti atpažinti šį vidinį teatrą ir galiausiai išeiti iš jo į tikrosios sąmonės tylą. Tai va, 6 sutra yra tarsi abėcėlė, išmokus šias 5 raides galima pradėti skaityti savo proto knygą. Ir sekančios 5 sutros detaliau paaiškins kiekvieną iš šių vritis, apie kurias mes čia ką tik kalbėjom. Ir tai bus sekanti penktadienį. Ir ačiū visiems, kas žiūrėjot. Pakomentuokit, ar buvo įdomu, ar naudinga. Ir Om Tat Sat, iki.